Tai laumžirgis. Davėm jam pašventinimus. Jis jau kokias man ant piršto 3 minutės įsitaisė. Kažkaip taip jam čia gerai. Kažką tai randa skanaus. Va, pažiūrėkit, koks vyras. Cieli 4 sparnai. Cieli 4 sparnai. O taip, va. Nu, kaip tau. Reikaliukai. Gerai, va. Pas mumis šiandieną labai vėjas didelis. Ir jisai vos laikosi. Nežinau, ką jisai čia rado ant mano to piršto. Kaip pasakyti. O vos laikosi, va, toksai. Laumės žirgas, laumės žirgas. Va, taip, va. Čia pas mumis sukėlės vėjas. Lietaus, kaip tik tai važiavom iš Telšių. Tai tenais tokie liūtis buvo, kad ohoho, Mažeikiuose ne. Šiandien va jau sukilo vėjas. Va taip, va. Bet kaip jis įdomiai laikosi, va. Ir neskrenda, svarbiausiai. Aš jį pabandysiu padėti kur nors tai saugiai. Va. Jau tau laikas eiti. Kaip sako, ant civilizacijos krėslo. Nu, o va čia taip. Va taip. Va taip. Va taip. Va taip ir padėkė. Va čia dar paglostysim biškį. Ir jis nuskrido. Va taip. Ryšys milijardams metų. O ką gali žinoti? Kas garantuotas, kad čia ne mano kokia nors tai giminaitė, buvusi pereitam gyvenime, atėjo pabendrauti. Nu, kodėl kodgi ne? Tarpusavio ryšio dėsnį žinome. Ir vaikinumo dėsnį žinome. Ir priežasties pasekmės dėsnį žinome. Kaip sakant, mes visi surišti. Štai taip.